Sveiki, aš esu Povilas, ISM vadybos ir ekonomikos universiteto komandos kapitonas. Kviečiu Jūs apsilankyti mūsų universitete. ISM steigėjai BI Norwegian School of Management yra viena didžiausių ir solidžiausių verslo mokyklų Europoje. 1999 metais įsteigtas ISM yra pirmasis nevalstybinis universitetas Lietuvoje. Nors mūsų universitetas skaičiuoja tik 11 metus, pasiekėme nemažai. Pagal Lietuvos universitetų reitingus, ISM universitetas yra geriausias privatus universitetas Lietuvoje. Vidurio ir rytų Europos vadybos plėtros asociacija SIMAN suteikė ISM tarptautinės kokybės akreditaciją. Pasaulinėme EdUniversal verslo universitetų reitinge ISM vadybos ir ekonomikos universitetas pripažintas vienu iš 200 geriausių verslo universitetų pasaulyje. Tai aukščiausias įvertinimas Lietuvoje ir vienas aukščiausių visame vidurio bei rytų Europos regione. Nors visi mūsų komandos nariai yra bakalauro studentai, ISM siūlo visas studijų pakopas – tiek bakalauro, tiek magistrantūros, tiek doktorantūros. ISM universitetas yra verslo universitetas. Mūsų universitete dėsto ne tik žymus Lietuvos dėstytojai, bet taip pat ir kviestiniai svečiai iš užsienio ir verslo įmonių atstovai. Verslo įmonių atstovai taip pat sudaro mūsų universiteto verslo tarybą, kurios sudėtyje yra tokių įmonių kaip Mars Lietuva, Gedžar, Microsoft, Kauno oro uosto atstovai. Verslo tarybos paskirtis yra neleisti mūsų studijoms nukrypti nuo verslo. Mūsų universitete gera ne tik mokytis, bet ir šiaip pabūti, nes universitetas yra įsikūręs Vilniaus senamiesčio širdyje, buvusiame Bazilijonų vienuolyne. Tai viena gražiausių ISM auditorijų, kurioje išlikę senojo vienuolyno freskų. Pati auditorija įrengta Harvardo stiliumi, taip kaip ir garsiajame Harvardo universitete. Joje vyksta paskaitos čia studijuojantiems verslo vadovams. Gerame universitete ir geri studentai. 2009 metais prestižinėme Europos verslo universitetų finansų analizės turnyre Helsinkyje nugalėjo ISM studentų komanda. ISM negalima nepastebėti kabančių paveikslų, tai mūsų studentų ir dėstytojų darbai. Nors ir esame verslo universitetas, tačiau negalime apsieiti be kūrybiškumo, nes ne vienas verslas be naujų idėjų nebus sėkmingas. Todėl kviečiu pasižiūrėti, kaip mūsų studentai mokosi kūrybiškumo. Mano nuomonė, kūryba versle yra labai svarbus dalykas, nes tiesiog žmogus, kuris nemoka kurti, nesugebės sukurti naujų idėjų, o dabartinėje konkurencingoje rinkoje be naujos idėjos tu neturėsi tiesiog pasisekimo ir neturėsi nieko. Mūsų komanda pagrinde sudaryta iš pirmakursių ir antrakursių, todėl komanda yra jaunatviška, yra veržli, šiek tiek gal kartais savimi nepasitikinti, bet tas savimi nepasitikėjimas labai greitai peržengiamas yra. Žinoma, mes tikimės laimėti. Čia yra studentų poilsio kambarys. Čia studentai susirenka pažaisti stalo futbolo ar kitų stalo žaidimų ir šiaip tiesiog praleisti laiką tarp. Ar palaikysite mūsų komandą?